Milijonai žmonių žino, kad Šaolino kung fu atsirado Šaolino vienuolyne. Tačiau kaip išsivystė šis kovos stilius? Kas įkūrė šią kung fu mokyklą išgarsėjusią visame pasaulyje? Po 527-aisiais į Šaolino šventyklą atvyko vienuolis vardu Bodhidharma, kuris skleidė Chan budizmo mokymą. Sakoma, kad jis atsisėdo medituoti prie šventyklos sieną ir taip įsėdėjo 9 metus. Mūsų dienomis Bodhidharma laikomas kiniškosios Chan budizmo atmainos pradininku, o kai kurie istorikai jį vadina Šaolino kung fu tėvu. Manoma, kad Šaolino kung fu stiliui būdingus 18 garsių Bodhidharmos rankų judesių sukūrė pats legendinis vienuolis. Visą dieną sėdint prie šventyklos sieną, nugrimzdus į gilią meditaciją, nesunku pavargti ir užmigti.